Truputį parodysiu, kurioje vietoje pasižiūrėti, jeigu būna raudona ir negaudo. Tai apačioje dešinėje arba kairėje yra tokio palidovo ikonos, ant kurių paspaudus galime įeiti į kitą meniu ir čia matome, pavyzdžiui, GPS palidovus, kurį mato šitą anteną. Tai yra papildoma antena, tai kuri yra dešinėje už jūsų. Tai yra papildoma antena, kuri yra kaip naudojama tik dėl posūkio. Jeigu paspaudžiama apačioje ant main žinias, tada perjungia į pagrindinę anteną, kuri yra grinai jums už nugaros. Ir matome, kiek palidovų mato. Tai dabar mato 24, naudoja 19 palidovų. Tai GPS-as, GLONASS, Galilėjo ir Beidų. GPS-as amerikiečių, GLONASS rusų, Galilėjo yra Europą ir Beidų kiniečių. Jeigu einame toliau viršui skirtukais, matome, kas yra kairė ir dešinė jūsų kaušo kraštų koordinatės ir aukščiai. Čia galime pasidėti ant norimo taško ir pasižiūrėti, ar jis atitinka. Sekantis palidovai, tai taip atrodo, kaip atrodo skliautas. Informacija, tai yra informacija imtuvo. Tai viršui yra serijinis numeris, aparatinė programinė įranga, tai yra koks softas stovi ant jos, ar mes palei jį žiūrim, ar reikia atnaujinti ar nereikia, ir korekcijos. Korekcijos yra svarbios, kad žinotume, ar pataisos iš mūsų serverio ateina nevėluodamos, tai jeigu yra 1 sekundė arba 0, tai reiškia, kad pataisas gauname laiku ir 100%, kad jos netrukinėja. Ir paskutinis yra eilutė, tai yra atstumas iki bazinės stoties. Čia šitoje vietoje dabar yra Teltonikas objektas ir iki bazinės stoties yra 4 km. Tai čia irgi reikėtų kartais pasižiūrėti. Planavimas, tai čia planavimas yra teorinis, kaip turėtų išsidėstyti palidovai ir koks planuojamas tikslumas. Bet čia mes dažniausiai nežiūrim, nes tos tikslumus pasiekėm šiek tiek galbūt ir geresnius. Ir išplėstinis, tai čia galime, pavyzdžiui, nuimti ir uždėti tam tikrus naudoti ir nenaudoti palidovus. Tai šitoje vietoje buvo QZS uždėtas, tai yra indų palidovinė sistema, kurios mes nematom ir nereikia naudoti. O viršui naudoti daugialypį mažinimą ir santykinį antenos poslinkį, tai reikia, kad būtų uždėta, nes nufiltruoja blogai atkeliavusius signalus iki jūsų antenos.